Labas, čia Gediminas Grinečius, verslo treneris. Kaip jūs, draugai, laikotės? Tikiuosi, jūsų savaitė prabėgo puikiai ir esate pasiruošę ją užbaigti stipriai su šiuo mūsų šio vakaro mokymu. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Na ir šiandien mes kalbėsime labai svarbia tema, būtent apie tai, kaip per socialinius tinklus pritraukti daugiau klientų ir verslo partnerių. Ir to jau aš tik tai noriu greitai pasidalinti taip pat šią transliaciją. Ačiū visiems, kas jungiatės. Labas visiems. Taip. To jau, sekundėlę. Šaunu. Malonu visus matyti. Labas. Taip. Greitai keliauju į Facebooką, pasidalinu šitą transliaciją į savo profilį ir į savo verslo puslapį, kad mes galėtume sėkmingai transliuoti. Taip. Labukas Andriau, labas Elvita, labas Arūnai, labas Birutė, Aleksandra, malonu visus matyti. Taip. Labukas, visi, kas jungiatės, jeigu galite, pasidalinkite šią transliaciją, aš irgi greitai bėgu dar pasidalinu į savo verslo puslapį ir į savo story. Labas visiems, kas žiūrite TikTok'e. Super. Taip, į story. Šaunu. Į grupę pasidalinu. Jėga. Šaunu. Gerai, jau matau, nemažai jūsų prisijungia. Labas visiems dar kartelį. Kam dar labas nepasakiau, malonu visus matyti. Ačiū Dana už pasidalinimą, ačiū Elvita už pasidalinimą. Jūs esate jėga. Taip. Dar paleisime ir į Instagramą. Tuo pačiu. Taip. Šitaip. Šaunu. Na ką, jeigu jūs pasiruošę, parašykite į komentarus pasiruošę ir mes tada pradedame apie būtent tai, kaip per socialinius tinklus pritraukti daugiau klientų ir verslo partnerių. Tai aš ką padarysiu, aš pasidalinsiu su jumis savo ekranu čia, kas žiūrite Facebook'e, LinkedIn'e ir YouTube'e. Ir mes tada galime darbuotis. Taip, taigi, labai svarbu, prieš pradedant priminimas, kad šiandien yra paskutinė diena įsigyti naująjį kursą 10 000 sekėjų per 90 dienų, pačia žemiausia early bird kaina, nuo rytojaus ta kaina kyla, dėl to jeigu nori sutaupyti 28 eurus, spausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją būtent apie šį naują iššūkį. Jeigu tu nori padidinti savo sekėjų kiekį, padidinti savo klientų, pritraukti daugiau komandos narių, tada labai kviečiu prisijungti prie šio naujojo kurso ir gauti būtent patarimus, idėjas, strategijas. Aš tave laikysiu už rankos visus 3 mėnesius ir kiekvieną dieną duosiu tau idėjas, kokius reelsus kelti, kokius tekstus dėti į postus ir panašiai. Tad jeigu dar neturi to kurso, parašyk man asmeninę žinutę arba spausk nuorodą šio video aprašyme ir ten rasi visą informaciją. Tvarkelė. O dabar pasiraituojam rankovės, parašykite vienetuką į komentarus, jeigu jūs esate pasiruošę būtent pritraukti daugiau klientų ir verslo partnerių per socialinę mediją ir aš su jumis nekantrauju pasidalinti keletą patarimų. Taigi, pirmiausia, turime suprasti, kad yra keli socialinės medijos progreso
lygiai. Reiškia, ir mes visi turėsime pereiti tos lygius. Taip, reiškia, kažkuriuo metu tu pabūsi visose tose lygiuose, būtent statant savo verslą per socialinę mediją. Ir pirmasis lygis yra niekas apie tave nežino. Tai yra pirmasis etapas. Taip, ir daugelis žmonių dėl to ir pradeda statyti savo verslo socialinį medijų ir neuždirba pinigų iš socialinės medijos, nes jiems nepatinka šitas etapas. Nes jie nenori eiti per šitą etapą. Aš nenoriu pradėti nuo nulio, aš nenoriu pradėti iš naujo, taip, reiškia, be jokių rezultatų, be jokių sekėjų, kaip aš dabar čia pradėsiu tam TikTok'e, kaip aš dabar čia pradėsiu tam Instagram'e, kaip aš čia pradėsiu tam verslo puslapį ar panašiai. Bet turi suprasti, kad kiekvienas žmogus, taip, visi ir tie, kas turi milijoninės auditorijas ir panašiai, kažkada pradėjo nuo nulio. Visi pradėjo nuo nulio, visi pradėjo nuo šito pirmojo etapo, kai niekas apie juos nežinojo. Taip, apie mane ne taip seniai, prieš kokius 5 metus niekas realiai nežinojo. Taip, ir daugelis žmonių, iš kuriuo aš mokausi, kuriuos aš seku, kurie dabar turi milijoninės auditorijas, apie juos taip pat niekas nežinojo. Taip, reiškia, kol būtent jie neperėjo šito etapo. Taip, reiškia, visiems reikia šitą etapą praeiti. Taip, tad kuo greičiau tu gali praeiti šitą etapą ir kuo tu greičiau gali pradėti, tuo geriau. Taip, nes ir taip tau reikės praeiti šitą etapą, kai apie tave niekas nežino. Ir tai nėra etapas, kada tu nori labai daug pardavinėti. Taip, nes daugelis pradeda dirbti socialinį mediją ir iš karto nori parduoti. Ir iš karto nori registruoti žmonės į komandą. Taip, ir kažkodėl niekas nepuola registruotis. Ir kažkodėl niekas nepuola pirkti. Kodėl? Nes jie dar nežino apie tave. Ir jeigu jie nežino apie tave, tai turbūt jie dar nepasitikė tavimi ir turbūt tu jiems dar nelabai patinki. Taip? Reiškia, šitas pirmasis etapas yra etapas, kada tu nori, kad apie tave sužinotų kuo daugiau žmonių. Taip? Ir tai mes kaip darome? Duodami vertę, duodami naudingą turinį. Kaip ir šita live transliacija. Taip, galbūt tu pirmą kartą žiūri mane. Taip, reiškia, galbūt tu niekada nesi mačiusi arba matęs nei vieno mano video. Taip, ir pirmą kartą matai šitą plikį, kalbant apie kažką. Taip, valio. Tai reiškia, aš dabar, jeigu aš nenusišnekėsiu, jeigu duosiu naudingų patarimų, tokiu būdu tu sužinai apie mane. Ar tai reiškia, kad tu jau esi pasiruošęs pirkti iš manęs kažką? Ar tai reiškia, kad tu pasiruošęs? Ne. Tu tik sužinojai apie mane, taip? Bet jeigu tu apie mane sužinai ir tu mane matai ir taip toliau, laikui bėgant galbūt tu pradėsi manimi pasitikėti. Laikui bėgant galbūt tu užsimanysi kažką įsigyti iš manęs, galbūt mokymus, galbūt kursą, galbūt knygą ar dar kažką. Taip? Tai reiškia, tai yra mūsų pirmasis etapas, taip, kai apie mus niekas nežino. Antrasis etapas tada yra, kai apie tave sužino. Taip, reiškia, apie tave sužino žmonės. Taip, tai reiškia, jeigu tu pakankamai tampi matomas arba matoma, jeigu tu pakankamai daliniesi naudingos informacijos, tai laikui bėgant apie tave žmonės sužinos. Taip, reiškia, laikui bėgant apie tave žmonės sužinos ir jie pradės tavimi po truputį pasitikėti ir tikėkime, kad tu jiems pradėsi po truputį patikti. Taip, reiškia, jie gauna informacijos, jie sužino apie tave ir dabar jau jie galbūt pradeda tavimi pasitikėti. Na ir tada trečiasis etapas, tai yra, kai jie sužino apie kažkokią tai skausmą arba problemą. Taip, tai dažnai, būtent kai aš kalbu apie darbą socialiniai medijai, aš dažnai rekomenduoju užsibriežti kažkokią tai temą, kažkokią tai nišą užkariauti. Taip, nes kai sako, tai, kas tinka viskam, netinka niekam. Taip, tai reiškia, tikslas yra nusitaikyti į kažkokią tai temą, į kažkokią tai nišą, į kažkokią tai auditoriją, kur tu kalbėsi tam tikrą temą. Galbūt tu kalbėsi apie sveikatą, galbūt tu kalbėsi apie viršsvorį, galbūt tu kalbėsi apie menopauzę, galbūt tu kalbėsi apie grožį, apie kosmetiką, apie plaukus, apie verslą, saviugdą, asmeninį tobulėjimą, taip, bet tu turėtum nusitaikyti kažkokią tai nišą. Taip, tu turėtum nusitaikyti kažkokią tai nišą, kur būtent tu ta tema kalbėsi pastoviai. Ir kas atsitinka, kai tu kalbi tą temą pastoviai, tu tampi žinomas toje temoje, bet taip pat tu tampi žinoma arba žinomas kaip žmogus, kuris yra tos temos ekspertas. Taip, galbūt tu dar nesi ekspertas, taip, bet būtent tu, kadangi daug turinio pasidalini tą temą, žmonės pradeda tavimi pasitikėti tą temą. Taip, reiškia,
žmonės pasitikė tavimi tą temą ir jie žiūri į tave kaip į tos temos žinovą arba anglų kalba, tai vadinasi go-to žmogus. Taip, reiškia, į tave kreipiasi, kai turi klausimą tą temą. Į tave kreipiasi, kai kažkas neaišku tą temą. Taip, į tave kreipiasi, kai žmonės nori daugiau sužinoti. Taip, ta tema. Reiškia, tu tampi tos temos autoritetas. Taip, jau supranti, link kur aš vedu. Įsivaizduok, jeigu tu tampi autoritetas lieknėjimo temoje. Taip, reiškia, tu pastoji dalinaisi naudingą informaciją ir dabar tu esi tos temos autoritetas. Kas atsitinka, kai tu parekomenduosi kažkokį produktą lieknėjimui skirtą? Kas atsitiks, kai tu parekomenduosi kažkokį produktą sveikatinimui skirtą? Tas žmogus labiau tavimi pasitikės, labiau iš tavęs norės pirkti tą dalyką, dėl to, kad tu esi toj temų jam autoritetas. Taip, tai reiškia, mes turėtume stengtis būtent užsirekomenduoti kažkokioje temoje. Na ir ketvirtas etapas tada, kai žmonės jau sužino sprendimą. Taip, reiškia sprendimą tai problemai. Galbūt tu daliniesi pas to informaciją ir parodai, kaip išspręsti tą problemą. Parodai, kaip tu gali padėti jiems išspręsti tą problemą. Ir dėl to penktasis etapas, tai yra, kai žmonės sužino, kad tu esi tas sprendimas. Taip, tu esi tas žmogus, pas kurį reikia kreiptis pagalbos. Taip, tai pavyzdžiui, kai aš nusprendžiau tapti tinklinio marketingo verslo treneriu ir mokyti visas kompanijas ir padėti lyderiams, padėti naujokams, gauti geresnius rezultatus, mano tikslas buvo koks? Pasidalinti tiek daug turinio, pasidalinti tiek daug vertingos informacijos, kad vieną dieną žmonės į mane žiūrėtų kaip į tą sprendimą. Taip, jeigu kažkam nesiseka tinklinio marketingo versle, jeigu kažkas pradeda tinklinio marketingo versle, kad žiūrėtų į mane kaip į tą resursą. Taip, reiškia, ne tik tai, kad jie žino apie mane, ne tik tai, kad jie žino, kad jiems yra problema, sakykime, galbūt gauti rezultatą tinklinio marketingo versle, kurio jie negauna, ne tik tai jie, kad sužino, kad yra sprendimas, kad yra mokymai, programos, kursai, kurie gali padėti, bet jie taip pat sužino, kad aš būsiu tas žmogus, kuris padės jiems įspręsti tą problemą. Taip, tai yra būtent toksai mūsų kelias. Taip, ir visi nori iš karto būti to žmogumi, iš kurio visi perka. Visi nori būti iš karto to žmogumi, pas kurį visi jungiasi, bet taip dažniausiai nebus. Taip, pirmiausiai mes turėsime būti tuo žmogumi, būtent pas kurį, kuris davė naudingą informaciją, kuris davė vertingus patarimus ir tik tada mes tapsime tuo žmogumi, būtent pas kurį žmonės perka. Taip, daugelis nori, kaip sakant, pagreitinti tą procesą ir nesigauna. Ok, sekantis dalykas, kai mes jau suprantame, kad mes turime tapti matomi ir kaip aš visą laiką sakau, tapk toks geras, kad tavęs negalėtų ignoruoti. Taip, reiškia, pasidalink tiek daug vertės, tiek daug naudingos informacijos, kad tu būtum visur matoma arba matomas, taip, tavęs visur būtų pilna, taip, tai kai aš nusprendžiau vėlgi, kad aš noriu būti tinklinio marketingo verslo treneris, tai aš pasirūpinau, kad manęs visur būtų pilna, taip, reiškia, kad tu mane visur matytum, kiek tai manoma, video, postai, istorija ir panašiai, bet kai mes pradedame jau dalintis tą turinį, tai jisai vėlgi gali būti efektyvus ir gali būti ne visai efektyvus. Daug žmonių dalinasi daug postų, taip, bet negauna rezultato. Dėl to, kad tas turinys nėra efektyvus. Tas turinys neduoda norimo rezultato. Taip, dėl to, kad jisai nėra teisinga struktūra sudėliotas. Tai pirmas dalykas, kuris yra labai labai svarbus dalinantis bet kokį turinį. Nesvarbu, ar tai raštu postas, ar tai video trumpas, ar tai ilga live transliacija ar panašiai. Pirmas dalykas tai yra kablys. Taip, kablys tai yra kažkas, kas užkabins žmogų ir patrauk žmogaus dėmesį ir privers žmogų skaityti, žiūrėti ir panašiai. Taip, tai yra pati svarbiausia dalis. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu šitos dalies nėra, tai visa kita nesvarbu. Gali būti pats geriausias turinys ir panašiai, bet jeigu niekas nežiūri, taip, reiškia, jeigu niekas neskaitys, jeigu niekas neužsikabino, tai niekas nepamatys visos tos kitos informacijos. Taip, reiškia, mūsų tikslas pirmiausia yra užkabinti žmogų. Taip, užkabinti jį, sudominti jį, kad jisai pasižiūrėtų, kad jisai susidomėtų tuo, ką mes turime jam pasiūlyti. Taip, reiškia, susidomėtų tą informaciją. Antras dalykas tai yra istorija arba informacija, kurią mes pateikime. Taip, tai kai mes jau užkabiname žmogų su tuo kabliu, tai mes tada norime duoti, kai sako, mėsą ir bulves. Taip, angliškai sako meat and potatoes. Taip, reiškia, vertė, nauda. Nes vėlgi, kai kurie žmonės žaidžia tą žaidimą, kurie tiesiog
vadinasi clickbaiting. Taip, reiškia, jie tiesiog, kažkokią dalinasi informaciją, kuri sudomina žmonės, užkabina juos, bet realiai jie nieko vertingo jiems neduoda. Taip, ir tokiu būdu tada tavo auditorija lieka nusivylusi, kad jie negavo jokios vertės. Taip, tu patrauki jų dėmesį, bet tada tu, kaip sakant, neištiesėjai to pažado. Taip, reiškia, tu nedavėjai, ką tu buvai prižadėjusi, tu nedavėjai tos vertės, tu nedavėjai tos naudos. Ir tada žmogus gali, kaip sakant, nebesekti tavęs, nebežiūrėti, ką tu daliniesi, nes paprasčiausiai tam žmogui tada pamato, kad pas tą žmogų nevertingas turinys. Tai tu gali turėti pačius geriausius kablius, bet jeigu tu neduosi vertingos informacijos, tai vėlgi tau rezultato neduos. Taip, tai istorija yra būtent naudinga informacija, kurią tu pasidalini. Tai sakykime, kablys gali būti, ar tu darai šitas 5 klaidas, bandydama sulieknėti? Kablys, kokios čia klaidos, aš bandau sulieknėti, bet gal aš darau tas 5 klaidas? Aha, man reikia pažiūrėti, kas čia tam video, man reikia paskaityti tą straipsnį. Taip, tai reiškia, tai kablys, tai užkabino mane, tai sudomino mane, taip? Ir tai sudomino mane kodėl? Nes aš tavo tikslinė auditorija. Jeigu žmogus nenori sulieknėti, ar jį užkabins toks kablys? Ne, bet tą žmogų, kuris nori sulieknėti, užkabinti. Bet dabar tu turi pasidalinti būtent tuos patarimus, tas idėjas, tą informaciją, kuri bus naudinga. Kad aš perskaičiau tavo postą ar peržiūrėjau tavo video, wow, aš net nežinau šitų dalykų, wow, aš net nebuvau susidūręs su šitais dalykais. Kokia gera informacija, taip, aš džiaugiuosi, kad gavau tą vertę, taip, ir tarp kitko, kai vienas mano mentorius sako, geras būdas matyti, ar tavo socialinė medija yra vertinga ar ne, tai yra užduoti savo klausimą. Jeigu kažkas pasiektų tave Facebook'e, TikTok'e, Instagram'e ir nieko iš tavęs nepirktų, ar tam žmogui vis tiek būtų vertinga tave sekti? Ir jeigu tavo visą socialinę mediją vien tik tai pirk, tada tikriausiai atsakymas ne. Bet jeigu tu pasidalini vertingą informaciją, vertingais patarimais duodi naudos, tada atsakymas taip. Aš tikiuosi tie, kas mane sekate, net jeigu jūs iš manęs nieko nesate pirkę, vis tiek naudinga. Taip, nes galbūt gaunate kažkokių naudingų patarimų, motivacijos, įkvėpimo, strategijų kažkokio ar panašiai. Net jeigu ir neperkat iš manęs nieko. Taip, ir idėja yra kokia? Duoti tiek daug vertės nemokamai, kad žmonės sakytų, wow, kas atsitiks, jeigu aš iš jos nupirksiu kažką? Kas atsitiks, jeigu aš prisijungsiu prie jos komandos? Taip, jeigu aš nemokamai tiek gaunu vertės iš to žmogaus, tai kas atsitiks, jeigu aš tapsiu to žmogaus klientu? Taip, čia yra visa idėja. Ir tada trečiasis žingsnelis, kur vėlgi daug kas padaro klaidą, tai yra pasiūlymas. Reiškia, tu turi duoti kažkokį tai pasiūlymą. Neužtenka vien tik tai dalintis vertingais patarimais iki amžinybės ir laukti, kol kažkas ateis ir iš tavęs kažką nupirks, kol patys paklaus, gal turi kokį produktą parduoti? Gal aš galėčiau Ne, patys žmonės nepaklaus. Reiškia, tu turi duoti kažkokį tai pasiūlymą. Kaip ir šiame video. Taip, aš darau šitą nemokamą live transliaciją, kur dalinuosiu su jumis patarimais, bet aš duodu jums pasiūlymą. Taip, tarp kitko, šiandien yra paskutinė diena, kada gali įsigyti naują kursą 10 000 sekėjų per 90 dienų, pačia žemiausia early bird kaina ir sutaupyti 28 eurus. Jeigu nori sužinoti daugiau, spausk nuorodą šio video aprašyme arba parašyk man asmeninę žinutę, atsiųsiu visą informaciją. Pasiūlymas. Reiškia, aš galbūt sudominau tave šios transliacijos pavadinimu, kad pasidalinsiu patarimais, kaip gali per socialinę mediją pritraukti klientų, tada dalinuosiu su tavim patarimais, idėjomis, strategijomis ir galiausiai duodu tau kažkokį tai pasiūlymą. Dar aišku, mes nebaigiam transliacijas taip, bet būtent aš tokiu būdu išpildau visas tas 3 dalis. Nes kai kurie žmonės ateina į socialinę mediją ir tik pardavinėja. Taip, pirkit produktą, junkitės į komandą, pirkit produktą, junkitės ir daugiau nieko. Paverčia savo socialinę mediją į turgų. Paverčia savo socialinę mediją į teleparduotuvę. Taip? Ir kam įdomu žiūrėti reklamą visą dieną? Taip, kas iš jūsų įsijungėte LNK Tele3 vien tik tam, kad pažiūrėtume reklamą? Tikriausiai ne. Jūs įsijungėte televiziją, nes norite žiūrėti laidas arba filmus ir tuo pačiu turite pažiūrėti reklamą. Bet jūs tikrai ne dėl reklamos ateinate ir įsijungite tą kanalą. Taip? Lygiai taip pat ir socialinė medija. Tavo socialinė medija negali būti vien tik reklama. Taip, reiškia, jeigu bus vien tik reklama, žmonės perjungs kanalą, pereis pas kitą žmogų ir seks kitą žmogų. Taip, turi būti kažkas įdomaus, kažkas vertingo ir reklama. Taip, tai reiškia, iš vienos pusės tavo socialinė medija negali būti turgus, kur tu tik tai pardavinėjai ir neduodi jokios vertės. Bet tai išgirdę žmonės, kai kada tada nusivažiuoja per daug į kitą pusę, kur jie
tik tai duoda vertę. Jie tik tai dalinasi patarimais, dalinasi juokeliais, daro transliacijas, daro reelsus, rašo postus ir panašiai ir nieko nepasiūlo. Ir nieko neparduoda. Ir stebisi, blemba, aš darau tiek darbo dedu, bet nieko neuždirbu. Normalu, nes tu neduodi jokio pasiūlymo. Taip, tai turi būti tas balansas, taip, kur tu duodi vertingą informaciją, bet taip pat duodi pasiūlymą. Taip, ir tas pasiūlymas mažiausiai gali būti, jeigu buvo naudingas šitas video, būčiau labai dėkingas, jei pasidalintum. Tai irgi yra pasiūlymas, tai irgi yra pakvietimas veiksmui. Taip, prašau, jeigu gali pasidalink šią transliaciją. Ir jūs visi, ką žiūrite dabar, jeigu galite, padarykit man paslaugą, pasidalinkit šią transliaciją. Tokiu būdu jūs man padėsite. Taip? Arba pasiūlymas gali būti parašyk komentarą. Arba pasiūlymas gali būti uždėk širdelę. Tai yra mažiausiai turėtume duoti tokį pasiūlymą. Bet aišku, taip pat pasiūlymas gali būti tavo produktas, tavo verslo galimybė ar kažkas kito. Taip? Tai reiškia, sakykime, įsivaizduok, tu darai live transliaciją, 7 patarimai, kaip greičiau sulieknėti. Taip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir gale tos transliacijos tada tu turėtum sakyti, ir tarp kitko, aš turiu labai gerą produktą, kuris gali tau padėti sulieknėti dar greičiau. Jeigu tave domina, komentuok žemiau lieknėjų. Bingo. Dabar tu davei kablį, buvo pavadinimas tos transliacijos, taip, tada tu pasidalinai 7 patarimus, istoriją ir galiausiai davei kažkokį pasiūlymą. Ir šitas formatas veikia labai gerai dėl ko? Dėl to, kad tada tas turinys, ar tai būtų raštu postas, ar tai būtų reelsas, ar tai būtų live transliacija, netrodo kaip reklama. Tai atrodo kaip informatyvus, edukuojantis turinys. Ir gale jo reklama. Bet žmonės nepyksta, kai tu padarai 1 minutės reklamą, jeigu tu ką tik davai 15 minučių vertingo, naudingo turinio. Ne tik tai, kad jie nepyksta, jie dar ir pasidalina tokiais video. Jie dar ir padeda, kad kiti žmonės pamatytų, nes jie gavo vertės bet kokiu atveju. Ar jie pirko ar ne iš tavęs, jie gavo vertės bet kokiu atveju. Ir dėl to aš dažniausiai tokiu formatu darau savo transliacijas. Taip, dalinuosi vertingais patarimais ir gale duodu kažkokį tai pasiūlymą. Ir daug kas pasidalina tą transliaciją, net jeigu jie nepirko patys iš manęs, jie pasidalina tą transliaciją. Kodėl? Nes jiems buvo vertingos tos 15 minučių. Taip, net jeigu jie nepirko nieko. Taip. Tai reiškia, šitas formatas veikia visais variantais. Ar tai būtų tavo stories, ar tai būtų tavo reelsas, ar tai būtų live transliacija, ar tai būtų postas raštu, nesvarbu. Kablys, istorija, pasiūlymas. Taip, reiškia hook, story, offer. Taip, reiškia sudominam žiūrovą, duodam vertingą informaciją ir tada duodam pasiūlymą. Ar tai reiškia, kad patį pirmą postą padarysi tokiu formatu ir iš karto parduosi? Žinoma, ne. Ar tai reiškia, kad padarysi pirmą video tokiu formatu ir iš karto plus pas tave pardavimai? Aišku, ne. Bet jeigu tu reguliariai tai darysi, kas atsitiks? Galiausiai pradėsi matyti tos pardavimus, tas registracijas į komandą. Dėl ko? Dėl to, kad yra, kas vadinasi, postų progresija. Dažniausiai, kai žmogus iš tavęs kažką nupirks arba prisijungs prie tavo komandos, tai nebus po pirmo posto, kurį tas žmogus pamatė. Dažniausiai tai bus po 51 posto, po 101 video, taip? Nes tam žmogui užtruko laiko, kad jis pradėtų tavimi pasitikėti. Juk atsimink, tu pritrauki auditoriją, taip? Kažkas iš jūsų galbūt pasiekėte mane ir jūs nepažįstate manęs. Jūs gyvenime nesate mane sutikę, aš esu visiškai svetimas žmogus jums, taip? Tai reiškia, tas žmogus turės turbūt šiek tiek apsiprasti su manimi, prišilti, kad pakankamai manimi pasitikėti, kad galėtų išsitraukti savo banko kortelę ir nupirkti kažkokį kursą iš manęs. Nes pradžioj tas žmogus nepasitikė. Gal čia mane apgaus, gal čia kažkoks aferistas, gal čia dar kažkas. Taip, visiškai normalu. Dėl to užtrunka laiko. Dėl to dažnai, kai asmeniškai konsultuoju lyderius, ir mes pradedam su jais daryti veiksmus, jie pradeda daryti daug veiksmų, siunčia man ataskaitas ir praeina savaitė nei vieno pardavimo. Praėjo 2 savaitės, galbūt jokio rezultato, galbūt labai mažas. Ir jau tas lyderis sako, blemba, čia gal neveikia, gal aš čia negausiu rezultato. Taip, dėl ko? Dėl to, kad nemato iš karto, taip, to momentinio pasitenkinimo nėra. Taip, bet aš visą laiką paaiškinu, nors ir tu atrodo nematai progreso, nors ir tu nematai rezultato, progresas vyksta. Taip, panašu į tai, kaip, pavyzdžiui, pradedam lieknėti, taip, pradedam mesti svorį. Ir iš pradžių eini į sporto salę kiekvieną dieną, ten valgai sveikai, pažiūri į veidrodį, tas pats.
Nematai jokių pokyčių. Nematai antrą dieną iš karto, nematai kvadratuko ant savo pilvo. Taip? Nematai iš karto bicepso didžiulio. Taip? Dėl ko? Dėl to, kad pokyčiai iš pradžių vyksta viduje, o tik paskiau pasimato išorėje. Taip? Tas pats ir versle, ir socialiniai medijai. Pradžioj atrodo, kad nėra jokio rezultato, nėra pirkimų, nėra registracijų, bet auga tavo auditorija, bet žmonės tave stebi. Taip? Ir laikui bėgant, jie pripranta, taip, ir kiek tas laiko užtruks. Kažkam galbūt kelis kartus tave reikės pamatyti, kažkam galbūt reikės 14 kartų tave pamatyti, kažkam galbūt keliasdešimt, ir tuoj pakalbėsim dar apie įtakos formulę, kaip jinai paskaičiuota yra, taip, bet realiai anksčiau ir vėliau tu prisišildai tą auditoriją, taip, naudojant šitą formatą. Tvarkoj. Tai kaip mano mentorius Fraser Brooks sako, kad mes įgytume įtaką. Taip, kad reiškia, kad žmogus tavimi pasitikėtų tavo rekomendaciją, pasitikėtų tavo pasiūlymu, tu turi įgyti įtaką. Taip, tu turi pradėti daryti jam įtaką. Tas turi tapti tuo vadinamu influenceriu. Taip, kas tas influenceris? Nuomonės formuotojas. Taip, reiškia, įtaką darantis žmogus. Tai mano mentorius Fraser Brooks sako, kad įgytume įtaką, žmogus turi pasižiūrėti 7 valandas mūsų turinio per 30 dienų. Ką tai reiškia 7 valandas turinio? Na, jeigu tu darysi 15 minučių live transliacijas kasdien, tai bus 28 dienos. Reiškia, per 28 dienas tu gali padaryti 7 valandas video turinio. Taip, darant 15 minučių live transliaciją kasdien. Ar labai sudėtinga? Kai kuriems iš jūsų galbūt sakysite, wow, Gediminai, live transliacija, aš numirčiau, jeigu man reikėtų gyvai kalbėti prieš kamerą. Bet žinokit, aš padariau jau kokius gal 3,5 tūkstančių jų ir nenumiriau. Vis dar gyvas. Taip, tai tikrai nenumirsite. Ir 15 minučių, ta prasme, jeigu tu rimtai žiūri į savo verslą, jeigu tu rimtai žiūri į tai, kad uždirbti pinigus iš socialinės medijos, tai ir tai yra labai didelis reikalavimas 15 minučių skirti, pabūti prieš kamerą per dieną. Parašykite į komentarus, čia neretorinis klausimas. Ar tai yra labai didžiulis dalykas, ar ne? Jeigu tu rimtai nori, kad tau socialinė medija taptų tavo pinigų generavimo mašina ir tavo telefonas taptų bankomatas. Ar tai yra labai didelis žygdarbis 15 minučių padaryti video kiekvieną dieną, dalinantis patarimais, naudinga informacija, idėjomis, strategijomis, istorijomis ir panašiai. Ar tai labai daug? Aš nemanau, kad tai yra labai daug. Dėl to aš jau darau live transliaciją kiekvieną dieną, nežinau, turbūt dabar jau kokie 4 gal metai. Taip? 1000 aš jau padariau. Dėl to, kad aš pažiūrėjau, tai jeigu tai man uždirbs pinigus kiekvieną dieną, tai kodėl aš to nedaryčiau tada? Tai būtų nelogiška, taip? Ir ar visą laiką jinai turi būti 15 minučių? Žinoma, ne. Vieną dieną galbūt bus 10 minučių, kitą dieną galbūt bus 20 minučių, priklausomai nuo to, kiek tu turi ko pasidalinti tą dieną ar panašiai. Kartais galbūt bus pusę valandos, taip, dabar jau mes kalbame kiek čia laiko, apie pusvalandį, taip? Nes aš daugiau turiu idėjų, kurias su tavim noriu pasidalinti šiandien, taip, bet šita transliacija galėjo irgi būti 15 minučių, taip. Tai reiškia, kai kurios transliacijos bus ilgesnės, kai kurios trumpesnės, bet supranti, ką turiu minėti. Jeigu tai yra trumpi video, tai tada būtų apie 420 vaizdo įrašų 60 sekundžių. Taip, pačiai 1 minutės video, tai būtų 400 tokių video per mėnesį. Taip, galbūt sudėtingiau padaryti būtų 400 video. Taip, trumpų po 1 minutę. Vėlgi, laiko atžvilgiu lygiai tas pats laikas, taip? Tiesiog pagalvojus, jeigu tai kalbam apie Reelsus, TikTokus, tai 400 TikTokų per mėnesį gana daug, ar ne? Taip, aš rekomenduoju daryti apie 90, taip, 3 per dieną. 400 padaryti, na, turbūt būtų sudėtinga. Bet aišku, jeigu imant tai, kad, sakykime, jeigu tu darai TikToką, trumpą video 1 minutės, ir tada tą 1 minutės video tu įkeli į Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts, jau gaunasi 4 video. Taip, teoriškai iš vieno video gaunasi 4. Taip, tai teoriškai, jeigu tu per mėnesį padarai 90 video ir juos pasidalini per 4 platformas, beveik 400 jau video. Taip, bet jeigu tu padarai miksą, taip, darai ir live transliacijas, ir dedi Reelsus, TikTokus, YouTube Shorts, ir dar darai storius, ir dar rašai paustus raštu, nes vėlgi žmogus tada praleis tą laiką skaitydamas tavo paustą. Taip, jeigu aš įkeliu paustą tokio ilgumo į Facebooką, tai žmogus galbūt užtruks tenai minutę, 2, 3, 5 skaitydamas tą paustą. Tai vėlgi visą tai skaičiuojasi į tą 7 valandas. Taip?
Bet pagalvok, tai gali skambėti, na, čia sutiksiu, nesutiksiu su tuo tiesa ar netiesa, galbūt čia, kai sako, iš lempos ištraukė iš oro, paėmė tą skaičių. Bet pamirškim sekundį visą tą socialinę mediją. Įsivaizduok, jeigu aš susieščiau su tavimi, mes susėdam kažkur kavinėje, restorane, kažkokią mokymų renginėje, atsisėdam ant sofos ir aš su tavim 7 valandas pabendraučiau. Sakykime, prieš tai tu manęs visai nepažinojai, bet mes lėktuve galbūt skrendam į kokią nors Ameriką, taip? Ir mes 7 valandas sėdim gretimai ir pradedam šnekučiuotis ir mes viens kitam patinkam ir mes pradedam diskutuoti visokiausiomis temomis ir 7 valandas mes prašnekam. Klausimas. Ar po tų 7 valandų tu labiau mane pažintum? Žinoma. Ar po tų 7 valandų tu labiau manimi pasitikėtum? Aš manyčiau. Ar aš galbūt pradėčiau tau patikti ir tu man patikti 7 valandas pabendravus? Manau, kad tikrai taip. Reiškis, tai yra tiesiog logiška, ar ne? Kuo ilgiau žmogus tave stebi, tave mato, tuo labiau tas žmogus pradeda tave pažinti ir tuo labiau jis pradeda tavimi pasitikėti. Reiškia, tokiu būdu mes galime visiškai svetimus žmonės paversti draugais, paversti žmonėmis, kurie mus pažįsta. Taip? Ir dažnai aš per savo mokymų renginius, pavyzdžiui, kai būna didelė salė žmonių, paprašau žmonių pakelt ranką, sakau, kas iš jūsų niekada nesate manęs gyvai sutikę ir su manim gyvai bendravę, bet jaučiatės lyg mane pažinotumėt. Ir visą laiką salėje būna kyla rankos, taip? Žmonės, kurie gyvai manęs gyvenime nematė, bet jie jaučiasi lyg mane pažinotų. Kodėl? Dėl to, kad jie peržiūrėjo tiek mano postų, tiek mano video, tiek mano reelsų, kad po tiek laiko jie jau jaučiasi lyg aš pažįstu tą Gediminą, aš žinau, kaip jisai masto, aš žinau, koks jo humoro jausmas, aš žinau, kokios jo vertybės, kas jam svarbu gyvenime, aš žinau, kad jisai turi 2 dukras, turi žmoną, kad jisai gyvena Anglijai. Taip, aiškis, daugelis iš jūsų žinote gana daug apie mane. Daugelis iš jūsų žinote daugiau apie mane, negu galbūt kokie nors mano tolimesni giminaičiai. Taip? Dėl to, kad mane jūs pastoviai matote, ką aš darau, kuo aš užsiemu, ką aš galvoju ir panašiai. Taip? Dėl to tai ir yra, tai sukuria įtaką. Tai nėra kažkoks stebuklas, kažkokia magija, kažkas paslėpto čia, ar kažkokia manipulacija. Tai yra tiesiog, kuo ilgiau mes bendraujame su kitu žmogumi, tuo labiau tas žmogus mumis pasitikė. Bet iki socialinės medijos man būtų reikėję su tavim susitikti kažkur ir praleisti tas 7 valandas kartu. Dabar mes tai galime daryti masiniu būdu. Taip? Per savo live transliacijas ir Reelsų stories mes tai tų žmonių nematom už kameros. Taip? Aš tavęs dabar nematau. Taip? Matau, Instagram'e žiūri keli žmonės, TikTok'e žiūri keli žmonės, Facebook'e, YouTube'e, LinkedIn'e dar keli žmonės, taip, bet aš realiai nežinau, kas čia tiksliai žiūri. Taip, matau komentaruose tenai vardu šiek tiek, taip, bet supranti, ką turiu omenyje. Bet mane tai mato, kas bežiūrėtų, taip. Tai tokiu būdu mes galime užmegzti tą emocinį ryšį su gana didelė auditorija. Dėl to, tarp kitko, yra labai svarbus story. Nes stories lieka tik tai 24 valandas ir man pradžioje, kai aš pradėjau dirbti socialiniai medijai, story atrodydavo kaip didžiausias laiko gaišimas. Nes jeigu aš padarau live transliaciją, tai ta live transliacija lieka visiems laikam. Ir vėl žmonės matys tą live transliaciją, jie dalinsis ir panašiai, tai man tai bus labai vertingas įrankis. Jeigu aš padarau reelsą ir įkeliu jį, tai vėlgi jisai lieka visam laikui. Jeigu aš parašau postą, jis lieka visą. Bet story aš įkeliau po 2-4 valandų, jisai pradingo. Tai net neverta jų daryti. Taip, laiko gaišimas. Ne visai. Būtent aš dažnai sakau, kad story tai yra kaip užkulisiai tavo gyvenimo. Reiškia, ant savo sienos postai, reelsai, live transliacijos mes dedame patį gražiausią turinį. O į savo storius galime dalintis daugiau savo kasdienybę, parodyti tą virtuvę, taip, savo gyvenimo ir panašiai. Ir neretai, kai aš kalbu apie tai ir kalbu apie asmeninius postus, dalintis apie savo asmeninį gyvenimą, žmonės pradeda sakyti, bet Gediminai, niekam bus neįdomus mano asmeninis gyvenimas. Niekam ten neįdomu, ką aš ten veikiu, kaip aš ten sportuoju, ką aš ten valgyti gaminu. Niekam, išskyrus tuos, kas svarsto, ar iš tavęs pirkti ar ne. Niekam, išskyrus tuos,
kas svarsto prisijungti prie to komandos. Ir matau komentarą, jau trina live transliacijos. Taip, dabar Facebookas šiek tiek pakeitė tą sistemą, kad po 30 dienų ištrinstas live transliacijas, bet tu visą laiką ją gali išsisaugoti ir įkelti kaip įrašą, taip, ir liks visiems laikam, taip. Tai reiškia, visą laiką yra būdas tai, kaip sakant, apeiti, taip. Tad būtent story padeda tavo auditorijai prišilti, padeda tave labiau pažinti, taip. Pavyzdžiui, šiuo metu pats efektyviausias turinio vienetas yra Reelsai. Taip, Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok ir YouTube Shorts. Kodėl? Dėl to, kad juos rodo visam pasauliu. Taip, aš padarysiu šitą live transliaciją ir ją galbūt peržiūrės 1000 žmonių. Bet aš galiu įdėti Facebook Reelsą arba Instagram Reelsą. Praeitą mėnesį, pavyzdžiui, vienas video 100 000 peržiūrų, kitas 200 000 peržiūrų, kitas 300 000 peržiūrų. Niekada gyvenime live transliacija tiek nesurinks peržiūrų, kiek surenka Reelsai. Tai yra labai vertingas turinio vienetas, nes jis pritraukia daug sekėjų, pritraukia daug žmonių į tavo profilį. Bet tu juos pritraukiai, o dabar turi juos sušildyti, kad jie nuspręstų pirkti iš tavęs, taip, kad jie nuspręstų prisijungti prie tavo komandos. Va dabar tau į pagalbą ateina story. Reiškia, per Reelsus tu pritrauki žmonės, o per storius tada su jais užmesgi emocinį ryšį, užmesgi tą kontaktą, taip, ir būtent vėlgi sukuri tą įtaką, sukuri tą pasitikėjimą, sukuri tą draugystę, taip, kad ir jinai būtų internetinė, taip. Na ir galiausiai mes turime, žinoma, sąveikauti su savo auditorija, bendrauti su savo žiūrovais, taip, reiškia, ne tik tai aš dedu turinį ir palieku juos likimo valiai. Tikslas turėtų būti visą laiką išeiti su tai žmonėmis į pokalbį. Būtent kaip aš dažnai sakau, žmonės, kai pamatė socialinę mediją, kad galima socialinę mediją naudoti verslui, padarė blogą išvadą daugelį žmonių. Tai man tada nebereikia bendrauti su žmonėmis, man tai reikia dėti postus, storius, laivus ir žmonės patys pas mane ateis. Kažkiek žmonių tikrai ateis patys pas tave. Bet jeigu tu pritraukusi arba pritraukęs to žmonės pradėsi su jais pokalbius, tada tu parduosi žymiai daugiau. Tada tu pasirašysi žymiai daugiau žmonių į komandą. Taip, tai pirmas kontaktas dažniausiai būna komentaruose. Taip, žmonės galbūt pakomentuos kažką teigiamo, taip, kažką motyvacinio, tu atsakysi jiems, taip, palaikysi juos, nuomonę savo išreikšti ir panašiai. Taip, tai reiškia, tu nori iššaukti tos komentarus. Taip, reiškia, tie, kas žiūrite dabar šitą video, parašykite į komentarus, iš kokio miesto žiūrite. Taip, parašykite iš kokio miesto. Iš Vilniaus, iš Klaipėdos, iš Londono, iš kur. Parašykite miesto pavadinimą, iš kurio žiūrite. Taip. Ir reiškia, dabar aš ką padarau? Aš iššaukiu jūsų reakciją. Taip, aš iššaukiu kažkokį sąveikavimą. Taip, vietoj to, kad tu tiesiog žiūrėtum tą video šitaip, dabar tu galbūt pakomentuosi. Dabar galbūt parašysi miestą, iš kurio žiūriu. Va, matau, Kaunas, Airija ne miestas, Asta. Taip, reiškia, tokiu būdu dabar iššaukiu aš tą reakciją. Taip, galbūt galiu paprašyti, pasakykit savo nuomonę. Taip, kaip jūs manote, va tokiu ir tokiu klausimu. Ar panašiai, taip, reiškia, mes ką norime? Iššaukti kažkokią reakciją. Taip, nes tu nematai, kas peržiūrėjo. Taip, aš galiu atsidaryti. Mano live transliacija peržiūrėjo 1000 žmonių. Ir ką aš su to galiu padaryti? Nieko. Bet jeigu tu uždėsi širdelę ant mano laivo, dabar aš matau, kas uždės širdelę ir aš galiu su tavim pradėti pokalbį. Jeigu tu pakomentuosi ant mano laivo, dabar aš galiu su tavim pradėti pokalbį. Taip, tai reiškia, mes norim iššaukti būtent pirmiausia komentarus. Ir tada iš komentarų mes galime pereiti kur? Į asmeninius pokalbius. O būtent asmeniniuose pokalbiuose ir įvyksta daugiausiai pardavimų. Asmeniniuose pokalbiuose ir įvyksta daugiausiai registracijų. Taip, netingėk pradėti asmeninius pokalbius su žmonėmis. Pas mane Facebook'e yra apie 18 000 sekėjų, aš turbūt su visais jais esu pradėjęs asmeninį pokalbį. Ta prasme, aš visiems jiems išsiuntė žinutę. Ne visi jie pamato, ne visi jie atrašo, taip, bet aš su kiekvienu sekėju sukontaktuoju. Labas, ačiū, kad pasiekei mane Facebook'e, kaip sekasi, taip, labas, ačiū, kad pasiekei mane TikTok'e, kaip laikaisi, taip, ir aš pradedu su visais pokalbius. Ir dažnai, kai pradedu tą pokalbį, pirmas dalykas, žmonės nustemba, aš nesitikėjau, kad tu man asmeniškai parašysi. Antras, dažnai vyksta pardavimas. Arba vyksta registracija, taip, nes aš paklausiu, ar užsiemi verslu, ir žmogus sako, ne, aš neužsiemu verslu. Šaunu, jeigu tau būtų aktualu papildomas pajamos, duok žinot, pasidalinsiu. Taip, man būtų aktualu, pasidalinu informaciją, vyksta registracija. Bet jeigu aš nebūčiau to žmogaus užkalbinęs, gal jisai būtų metus laiko mane sekęs ir taip ir neprisijungęs prie mano verslo. Taip? Dėl to būtent mes turime išeiti į pokalbį su žmogumi.
norim daugiau klientų, daugiau verslo partnerių, negalime būti pasyvus arba, kaip aš vadinu, reaktyvus, kur tik tai laukiam, kol mum parašys ir tada mes teiksime sureaguoti į tai. Taip? Ne. Mes turime būti proaktyvus. Reiškia, mes turime žengti tą žingsnį ir sukontaktuoti žmonės. Ir iššaukti tą pokalbį. Taip, ir pradėti tą kontaktą. Taip, ir nuskambės keistai. Ir galbūt tu net netikėsi, kad taip gali būti. Bet kai kurie žmonės, kurie tave stebi Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, kitose platformose, jie žiūri į tave kaip, vos ne kaip į garsenybę. Nes dabar socialinė medija tapo kaip televizija. Taip, vietoj to, kad žmonės sėdėtų televizorių žiūrėtų, jie socialinę mediją žiūri. Ir kai kuriem iš jų dabar tu atrodai kaip garsenybė. Tu jiem atrodai kaip kažkoks tai, wow, žmogus. Jie žiūri į tave kaip sakant, išaukštinę. Taip? Ir jie nedrįsta tavęs užkalbinti. Tau gali tai atrodyti labai keista, kaip ir man tai atrodo keista, taip, nes aš paprastas kaip 2 kapeikos, taip, su manim labai lengva bendrauti, tai iš jūsų, kas su manim bendrauti, asmeniškai žinote, kad pas mane labai jokių nėra tenai, kaip sakė, kokį jūs mane matote per kamerą, toks aš esu realiam gyvenime, tai reiškia, tą patį gauni Gediminą visose formatuose, taip, bet kai kurie žmonės nedrįsta tavęs užkalbinti, jie tave stebi ir jie galbūt norėtų tavo produkto, arba galbūt norėtų prisijungti prie tavo komandos, bet tu jiems atrodai tokia žvaigždė, kad jie bijo tave užkalbinti. Jie nedrįsta parašyti žinutės. Jie nežino, ką jai parašyti, kaip man dabar ją čia kreiptis, taip? Bet kai tu pradedi pokalbį su jais, jie sako, o, ačiū Dievui, jinai man parašė, tvarkoje, tada jau galiu pasakyti, kad mane domina. Tvarkoje, tada galiu pasakyti, kad aš noriu, taip? Tai reiškia, dažnai tu turi žengti tą žingsnį. Taip galima prilyginti kaip pasimatymai. Taip, pavyzdžiui, dažnai ten vaikinas arba mergina, abudu viens kitam patinka, bet laukia, kol vienas žengs tą pirmą žingsnį ir pradės tą pokalbį. Taip ir čia. Kartais tavo tas potencialus klientas mandražinasi. Kartais šiek tiek nedrįsta. Taip, parodyti, kad jį domina arba kad jis nori sužinoti daugiau. Ir kai tu žengi tą pirmą žingsnį, tu palengvini tą bendravimą. Ir tas žmogus sako, jėga, super, dabar jau galiu pasakyti. Taip. Tai būtent būk tas žmogus, kuris žengia tą pirmą žingsnį, nes tai tau padės daugiau parduoti ir daugiau žmonių užregistruoti į komandą. Tai va, tokie patarimai, kuriais norėjau šiandien pasidalinti ir aišku dabar klausimai atsakymai, jeigu turite kažkokių tai klausimų, jeigu kažkas neaišku iš to, ką išgirdai, dabar gali parašyti į komentarus savo klausimus ir aš su malonumu tuos klausimus atsakysiu. Ačiū visiems, kas pasidalinote šią transliaciją, jeigu buvo naudinga, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintumėte šito laivu ir primenu, kad šiandien yra paskutinė diena įsigyti 10 000 sekėjų per 90 dienų iššūkį. Tai bus 90 dienų mokymų programa, kur kiekvieną savaitę susitiksime mokymų skambučiui ir kiekvieną dieną duosiu jums video idėjas, kurios galėsite kelti į Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts ir panašiai. Ir kiekvieną dieną duosiu tekstus postams. Taip, kokį postą galėtum įkelti, kad tau tai reikėtų paimti tą tekstą, copy, paste ir jau tu turi postą. Taip, aišku, tu gali jį modifikuoti, perdaryti pagal save, bet realiai tu gausi visus resursus, kad aš tave už rankos laikyčiau ir padėčiau tau gauti geresnius rezultatus. Ir būtent tikslas yra padidinti tavo auditoriją, išplėsti tavo auditoriją, kad ateitų daugiau žmonių, kurie galėtų tapti tavo klientais, kurie galėtų tapti tavo komandos nariais. Taip, ir šiandien gali būti įsigyti šitą iššūkį, šitą kursą pačia žemiausia early bird kaina, bet nuo rytojaus ta kaina kyla 28 eurais. Tad nepraleisk šitos galimybės, paspausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją, arba parašyk man asmeninę žinutę ir aš tau asmeniškai atsiųsiu visą informaciją būtent apie šitą naująjį kursą, kad nepraleistum ir aišku įsigytum pačią žemiausią kainą. Tik tokia, o aš ir su kepurė esu dabar. Ir aišku, jeigu tu manai, kad būtų naudinga tavo komandos nariam arba tavo draugams, jeigu tu manai, kad norėtum, kad tavo komandos nariai pritrauktų daugiau klientų arba verslo partnerių, be abejo pasidalink ir jiems, taip, nes tokiu būdu tada ne tik tu viena galbūt išmoksi, bet ir tavo komandos nariai darys veiksmą, nes čia 90 dienų darysim veiksmus, taip, balandis, gegužė, birželis, taip, reiškia, su kokia energija tu nori įžengti į vasarą, su energija, kur eina savo ir taip verslas nukrito ir dar vasara prasideda. Ar tu nori įžengti į vasarą su 1000 naujų sekėjų, 5000 naujų sekėjų, 10 000 naujų sekėjų, taip? Ir šitie dalykai veikia, taip? Šitie dalykai veikia dėl to, kad aš pats gaunu rezultatus tokiu būdu ir daugybė, būtent mano mokinių, irgi gauna rezultatus tokiu būdu, taip? Tad nepraleiskite šitos galimybės, būtinai prisijunkite. Ir dabar matau keletą klausimų.
Matau, Irmina rašo, kaip padėti išlaikyti fokusą savo komandos nariam. Irmina, aš ką tik atsakiau tavo klausimą. Pakviesk juos į šitą 90 dienų iššūkį, kur aš kiekvieną dieną tavo komandos nariam duosiu idėją. Imkit šitą tekstą ir pasidarykit postą. Imkit šitą video ir įdėkit į Reelsą. Imkit va šitą idėją ir nufilmuokit apie tai video. Ir tai 90 dienų kiekvieną dieną. Taip, tarp kitko, sako, protingi lyderiai pasinaudoja įrankiais. Taip, reiškia, neprotingi lyderiai bando viską padaryti patys. Taip, protingi lyderiai sako, jeigu šitas įrankis gali už mane atlikti darbą, valio, aš irgi esu įrankis, kuris galiu tau padėti palengvinti tavo gyvenimą. Taip, aš galiu tavo komandos narius ateinančias 90 dienų motyvuoti, įkvėpti, duoti jiem idėjas, duoti jiem strategijas, atsakyti jų klausimus. Kiekvieną savaitę per mokymų skambutį duosiu idėjas, kurios padės vėlgi daugiau socialinių medijų gauti. Taip, tai norit susikoncentruoti, įsijunkite į iššūkį. 90 dienų tu tikrai būsi susikoncentravęs arba susikoncentravęs. Taip, aš turiu kai kurie žmonės prisijungę jau prie šito naujo iššūkio 10 000 sekėjų per 90 dienų, kurie dalyvavo paskutinius 3 mėnesius beprotybės stovykloje. Taip, ir jie matė, kad 3 mėnesius Gediminas kiekvieną dieną duoda idėjas, užduotis ir panašiai, aš noriu tęsti. Taip, parašykite tarp kitko, kas dalyvavote beprotybės stovykloje, ar buvo naudinga, ar vertinga. Taip, ir būtent kai kurie nusprendė toliau būtent dar 3 mėnesius tęsti. Taip, Giedrė klausė, story mato tik tai draugai ir sekėjai. Taip, tai reiškia, ir tie žmonės, kurie follow paspaudžiant tavo profilio, jie irgi matys tavo storius. Taip, dėl to būtent per Reelsus pritrauki sekėjus ir tada tie sekėjai mato tavo storius. Taip, ir tokiu būdu tu tuos sekėjus tada gali konvertuoti į klientus ir į verslo partnerius. Super, daug kas sako, ačiū, buvo naudinga, džiaugiuosi, jeigu buvo naudinga. Geriausias būdas atsidėkoti, tai yra pasidalinti šitą video ant savo sienos, į savo grupę ar panašiai, kad kiti žmonės pamatytų. Birutė klausia, po kelintos žinutės, jei neatsako, metat iš draugų. Atvirai pasakius, Birutė, viskas priklauso nuo to, kiek pas tave tų draugų. Pavyzdžiui, jeigu pas tave dar nėra ten 5000, kur tu limitą pasiekiai, taip, tai aš neišmešiau to žmogaus niekada, taip, tegu jisai būna. Na, kad ir jisai man 5 žinučių neatrašė, taip, aš niekad nežinau. Galbūt sekantis dalykas jį sudomins arba ją, taip, bet jeigu jau tu artėjai prie ribos, pažiūrėk, kaip pas mane dabar ten apie 4600 draugų, tai reiškia, jau liko nedaug vietos, tai laikas nuo laiko aš pratinu, taip, tuos draugus, kurie būtent, matau, kad nebendrauja su manimi, neatrašinėja man, nereaguoja mano postus, tai aš juos tada pratinu iš savo draugų, kad atlaisvinčiau vietos naujiems, taip, bet šiaip aš rekomenduoju 3 žingsnių sistemą. 1, 3, 7. Taip, reiškia, kontaktuoja, jeigu nusinti į žmogų informaciją, tai sukontaktuoja tą žmogų po 1 dienos, po 3 ir po 7. Davė jam 3 šansus. Nes visi esam kada nors pamiršę atrašyti žinutę, ar ne? Kažkas parašė, tu turėjo menį atrašytam žmogui, paskui kažkas kito įvyko ir pamiršai atrašyti. Taip, bet jeigu tu parašai žmogui 3 žinutės ir jisai nei vienos neatrašė, tai jau yra ženklas, kad šiuo metu tas žmogus nėra pasiruošęs. Taip, šiuo metu tam žmogui nėra tinkamas laikas. Taip. Algirdas klausia, nori produkto, bet kai pasiūlai susitikti, atsikalbinėja, kaip elgtis, galbūt jeigu pailsi. Vienas iš variantų, aišku, duoti tam žmogui pailsėti, bet kitas variantas, Algirdai, kaip aš sakau, mes visi esam suaugę žmonės, tai kodėl mes žaidžiame tą vaikų darželį? Kodėlgi neparašius, Algirdai, tu sakai man, kad tu nori mano produkto, bet aš tau duodu galimybę susitikti ir pabandyti tą produktą, tu atsisakai. Kas vyksta? Ta prasme, ar tu iš tikrųjų nenori to produkto, ar tau nėra taip svarbu išspręsti tą problemą, ar tu tiesiog toks užimtas esi, kas vyksta? Taip, tiesiog tu pasakyk man, tiesiog tada aš negaišiu tau laiko, savo laiko. Ir dažnai žmogus sakys, žinai, tu teisus, aš šiuo metu nesu pasiruošęs jo pirkti, dėl to aš ir nenoriu susitikti. Viskas, tau išsprendė. Taip, tai kartais reikia tiesiog užduotą klausimą žmogui, taip, nebandyti ten ant pirštų galų tipsenti apie tą žmogų, o tiesiog paklausti, kaip aš galiu tau padėti, taip, ką tu norėtum padaryti, taip. Jolanta klausia, ChatGPT riboja naudojimąsi. Ar reikia įgyti kokią licenciją, kad naudojimas būtų neribotas? Kokiu būdu turėjo omeny Jolanta riboja? Nes aš, pavyzdžiui, ten kiek esu, aš nemokamą turiu versiją, aš jam užduodu klausimus ir viskas ko puikiausiai veikia. Tai kokiu būdu jisai tau riboja tą naudojimąsi? Super, ačiū labai už pasidalinimą, Irmina. Jolanta sako, dalyvauju ir dalyvausiu, Gediminas kaip narkotikas, jo vedimo už rankos reikia kasdien ir augimas neišvengiamas. Ačiū tau labai, Jolanta, už tokį palaikantį komentarą.
Super, mėlyjei. Tai ką, čia mes šiandien ir pabaigsime. Labai tikiuosi, kad buvo naudinga. Nepraleiskite šio iššūkio, jisai tikrai raus stogą, jisai tikrai jums padės gauti geresnius rezultatus. Startuosime balandžio 8 dieną, dar yra šiek tiek laiko, kelios savaitės liko, bet šiandien gali įsigyti pačią žemiausią early bird kainą, nuo rytojaus ta kaina kils. Nepraleisk šitos galimybės, prisijung būtinai, nes mes ateinančias 90 dienų varysime kaip pašėlę. Ačiū visiems, kas žiūrėjote, ačiū visiems, kas pasidalinote, ačiū už jūsų palaikymą. Čiau, čiau, gero vakaro ir iki greito. Ate, ate.